हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मौजूद हूँ लिथुआनिया की दारकूमत विल्नियस में, जहाँ रेड बुल का एक ज़बरदस्त इवेंट लगा है। आज हम आपको इस इवेंट की सैर करवाएंगे, यहाँ का माहौल, सरगर्मियाँ और सब कुछ दिखाएंगे। तो फिर चलिए आइए मेरे साथ, इस इवेंट की मैं आपको सैर करवाती हूँ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੜਨਾ सिर्फ अपने रास्ते ले Pamestėsime dar vieną važiavimą ir turime antrąją komandą, kuri vadinasi Pietinė raketa. Ir šauna Chyba do tych pól bez pantu, że rakieta zniesiesz, wszędzie zostało. Pietinė raketa! Pietinė raketa komandų numeris Edvinson į jų prisistatymą. Tai tik mažas žingsnelis ant mūsų stulų. Atvykęs dviračiu iš Šiaulių ir nors būtų didelis nusikaltimas žmonijai, jeigu su tokiu patogiu dviračiu jūs nebūtumėte pirmieji, kurie pravažiuoja visą trasą. Prašome, užimkite savo vietą, įsitaisykite. Pietinės raketos modelis, man atrodo, yra kol kas pats patogiausias, pats mobiliausias ir pats saugiausias. Todėl jeigu su šitu pokalbiu neįveiksite trasos, mes visi labai garsiai juoksimės. Ar ne? Publika! Vieta! Let's go! ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰਨੀ Komisija toliau sulaukia. Na, po
ir pamojuoti mūsų komisijai. Toks netikėtumas. Štai ir Eimantė. Jas Brahamas. Mojuoja. Gripka mojuoja. Su Gripka mojuoja. Kiek Gripka mojuoja? Turime komisiją. Kas ten? Akva, Orijus ir LDU Republic. Iš Klaipėdos atvarė jie tikrai. Nu, tikrai, jo, nežinau. Taip, gerai, mojuoja. O kur yra mūsų komisijos dar vienas narys? Ar jis jau sėdi savo vietą? Gerai, keliaukime toliau. Mes pravažiavome visą trasą ir ką turime dabar? Mes turime lyderį žinok sostą, kur dabar čia sėdi du. O ką yra šitas krėslas mūsų? Sveiki, vyrukai. Patogiai? Jeigu čia per krėslas yra. O. Taigi, man tai veikus šitą trasą gauna progą sėti lyderių krėslą. Jie čia sėdi, keliauja, polisiauja, atsikapia ir daro viską, kad kita komanda tik nepravažiuotų greičiau. Nes kas tik pravažiuos greičiau, žinot? Bus labai blogai, taip, nes jeigu bus komanda pravažiavusi greičiau, nei čia sėdintys lyderiai, mes juos į upę. Ir sėstų ir jūs gasit blogajo. Tai į upę vieni sėda kiti, jie lyderiai, tada jie manifestuoja, kad tik komanda, kuris sėdės ant lyderių sostą, iki pat varžybų galo gauna dovanų. Tai noriu dovanų. Na, jūs labai naivus vaikėliai, aš manau, kad tikrai bus pasisiškaus ir norės. O man atrodo, visai norėčiau pasižiūrėti, kol laukiam komisijos ir kaip atrodė jų tas komandų įvertinimas ryte ir kiek kokių ir turnyrinė lentelė, tuoj netrukus pamatysim, kaip buvo įvertintos komandos, kaip ten išsidėliojo ir kiek kas surinko mažiausiai taškų. Ko mes ir norėjom, kad būtų mažiausiai taškų, tai kaip dabar matom, geriausiai įvertinta yra komanda. Ir čia be galo sudėtingas momentas, kai tandemas važiuos kartu, jiems reikės neįgriūti į upę. Ateiname prie dar vienos dangčiais padengtos dviračių tako atkarpos ir tada ateinam į siaurutėlę gatvelę. Pavadinkime, kad tai yra skapa. Gražioje Vilniaus vietoje, kurią kiekvienas vilnietis tikrai žino, tai esame prie Baltojo tilto. O trasą mes taip pat paruošėme Vilniaus miesto savivaldybę, kuri leidimą šiam festivaliui ir nusprendėme kartu su Red Bull visa komanda, kad ta trasa turi priminti kuo labiau Vilnių. Tai pradėkime ir einame į ekskursiją kartu su manimi. Mūsų komandos startuoja nuo paties aukščiausio taško, tai yra nuo aukščiausio kalno, ant kurio jie turės pasiekti kuo didesnį pagreitį. Tai pavadinkime šią vietą, kad tai yra Narbuto kalnas. Nusileidžiame nuo Narbuto kalno ir iš karto mes einame gražiais Vilniaus dviračių takais. Bet kur takai kažkada turi pasibaigti ir mes atsidarėm prie žiedo. Ir aš dabar net nežinau, kaip šitą žiedą pavadinti komandom. Ar tai yra gerosios vilties žiedas, gal kažkam tai yra pedagoginio vadinamas šis žiedas, o galbūt tai yra tiesiog naujas gėlynais apsodintas olandų žiedas, bet mes sakykim, kad tai yra. Taupykit, pasitaupysit po to. Žinau, gali būti, kad aš matau šiandien, ar tu buvai perėjus visas komandas ir tu matai, kaip visi pasiruošę? Mačiau truputėlį, ne visas pasilikau dar, žinai, kad būtų staigmena, leidžiantis jiems trasa, bet jau turėjau galimybę kai kurias apžiūrėti. O man pavyko apsižiūrėti visas ir mano įspūdingiausias. Red Bull pandemijas. Tai čia juokingai ekstremalią šventę vadiname Lietuvoje. Labai trumpai paaiškinsim, tai dviračių lenktynės ten, kur dviračiams apskritai ne vieta, ant vandens. Komanda
komanda sėda ant savadarbio tandemo, taip vadinasi dvivietis dviratis, ir mina per trasą virš vandens. Ir bando padaryti 3 dalykus vienu metu: važiuoti tiesiai, atrodyti užtikrintai ir nenuskęsti. Čia svarbu ne tik greitis, čia svarbu fantazija, drąsa, komanda ir gebėjimas juoktis. Labas manai, labas Lietuva, labai malonu visus pasveikinti. Oranžinė iPhone, žinokit, kad čia mano. Gerai, pasidarykit selfie ir tada gražinkite man. Publika, galite paploti mūsų visą. Vienas, du, kaip aš girdžiuosi, sveiki Vilniečiai, sveiki Vilniaus svečiai, sveikinasi su visais, kurie yra ant Baltojo tilto. Ar galit man pamojuoti, mūsų laivais prie Baltojo tilto. O, tu sąmonė? Vis tiksi ir Sąmonė? tikiuosi, kad pasiruošę esate ir jūs. Jau labai greitai pamatysite tai, ką mes taip ilgai jums ruošime. Ananas, ano? Ananas. Cocina o pollo? Si piace la lì. Che chi è? Ora da buono.
ये है फेस्टिवल, है ना। नहीं दोबारा चढ़ियो। हाँ ये जी इशारा लग गया है और यहाँ पे गाड़ी है।